Labas rytas, kolegos, draugai, žvejai. Šiandieną aplankėme Nemuną aukštupį, turbūt jau čia vis tiek taip turbūt skaitosi, jau, aišku, čia gal sumeluosiu kažkiek. Kaip visą laiką taikom ant gražesnio oro, šį kartą tikrai gražus oras, nėra labai kažkaip karšta. Bandysim suvilioti karšį, pasirinkome kaip visą laiką Match Pro produkcija, jaukus, šį kartą Total serija. Pagardinsim truputėlį arachisu sausu. Ir pasirinksim dar kol kas tik tai labai sunku apsispręsti kažkurį tai vieną iš aromukso, ar dėti klasiką karamelę, ar panaudoti ananasą, kuris, čia realiai vasarą daug kur ten veikia, tai citrusiniai, ananasiniai, tokie skoniai ir kvapai. Tai bet dar kol kas čia turbūt kaip maišymo metu mūsų operatorius papilmos, tai tada jau mes ir parodysim, kurį čia vis dėlto nusprendėm įdėti. Šiaip jauką pasirinkom biškį stambesnės frakcijos, aišku, praleisime per, kaip matote, uždėtas ant kibiro sietas 3 mm. Išrinksime stambesnės visas dalis, išpilsime kas daugiau negu 3 mm. Įdėsime šiek tiek tiesiog lygiom proporcijom fiderinio upinio jauko, dėl to, kad vis tiek gaudysim upiai, srovė yra nemaža, ten sūsai šeriklėlė kažkur apie 100 gramų laiko, tai dėsim vien tik dėl to, kad biškį ir klijuotų, kad taip greitai neplautų mum ir užlaikytų bent tą jauką vietoj ir tą karšį mum atviliotų. Tai kol kas apie jaukus tiek, dabar pilsim viską, prasijosim, pramaišysim, drėkinsim per keletą kartų ir darysim startinį jaukinimą. Sumesim, aš nežinau, gal kiek ten litrai sunku pasakyti, bet aš manau, kokia tikrai 15 šeriklėlių prieš pradedant dėti kabliuką su pavadėliu ir ant kabliuko masalą. Tai startuojam, maišomės jauką ir jau pratęsime pokalbius eigoje. Važiuojam. Ką turėjome pirmą įkibimą, betraukiant atsipurti ir nuėjo. Gerai, turbūt gal buvom įsikabinęs. Tas gaila mum, kad neištraukiam ir gaila, kad neparodysim. Kokį pavadį naudoji? Pavadį, tiesą sakant, naudoju 0.11 ir turiu dar 12, nes žiūriu, kiek ir girdėjau, kiek ir pats pabandžiau kažkaip ant storesnių sunkiai. Čia šiemet tie karšiai kažkur tiek pavasarį, tiek ir dabar daugiau kažkaip žiūriu su plonesniais. Tai tam reikalui, kad, kaip sakyti, yra feeder gamas, kad biškelį tos smūgius sugertų. Tai pavadys, kaip matot, 1,5 metro. Ant kabliuko matiliai ir vienas dzikelis. Kol kas taip turėjom pirmą įkibimą, nes bandėm dėti prieš tai ir matilių dėjau su sliekučio gabaliukais keliais, bet tiesą sakant, pirmą metimą padariau matilių su vienu baltu dzikeliu ir pirmo metimu iš karto pagriebė. Atstumo didelio nesirenkam, pasirinkom daugmaž gilis čia visur vienodas šitoje vietoje, vien kur mes esame. Tai pasiskanavę dugną, pasirinkom tiesiog atstumą. Toli kažin kur labai jau neišėjom.
20 metrų, nes nematėm tikslo, nes gilis tas pats, dugnas kaip ir irgi labai praktiškai ten niekom nesiskiria. Tai apsistojom ties čia ir kaip tik dar žmogus praplaukė, tiesą sakant, iš toliau jisai su valtim ir echolotu ir jisai mums papasakojo, kad toliau nuo kranto, šiek tiek aš nežinau, gal 40 kokią metrų gal nuo kranto plaukė. Sakė, žuvies nieko nerodo, tai velkiavo, aš pirmyn atgal plaukė. Tai iš to darom išvadą, gal kad ir gerai visai pasirinkom, kad atėjom arti kranto, kažkur nesvaidėm į vidury Nemuno. Tai va, kol kas tiek padavinėjom ir pakarpytą, ir su rankom tiesiog patrintą matilių kartu su jauku. Kol kas daugiau nieko iš ryklėlės apart matiliaus nepadavinėjau. Kablys 12, bet nežinau, čia žiūrėsim kaip su to kabliu bus, gal reikės kažkokį ir pasididintą kablį į 10 gal pakeisti, tai pamatysim čia eigoje. Kol kas sunku pasakyti, kai dar tik tai pradžia žvejybos, vieną kibimą turėjom. Žiūrėsim, kas bus toliau. Va. Ne pats didžiausias, bet sakykim, pradžiai pasitenkinsim ir šitu. Tikėkimės, gal kažką didesnio parodysime. Suveikė kaip ir prieš tai ta pati kombinacija. Nieko realiai nepakeičiau. Matiliai, gal kokie 8 matiliukai ir ant galo baltas dzikelis. Tai šį kartą žuvis atsiliepė greitai. Kol kas atrodo, kad žuvis gal, sakykim, labai neapsistoja ten taške. Matos, kad jinai vaikščioja, bet toks pirmas kibimas gal buvo ties kažkur netoli 3 minutė, o dabar praktiškai ne minutė nepraėjus. Jisai mums tai toks gal papuola tiesiog prašokantis vienas kitas. Na, kai bus, žiūrėsim iš tikrųjų, ar jie atsistos ar jų. Važiuojam toliau. Širkelė kol kas 120, nes čia kaip ir tempia daugiau. Tai užsidė 120 su ragais, Prestono klofyderį. Kabliukus dabar šiandien irgi naudojam Prestono Natural N20. Prieš tai gaudydavom su N30, nu čia irgi realiai klasikinio lenkimo kablys. Toks kaip ir gamintojas aiškina, kad skirti gaudyti tos, sakykim, ten pas juos vadinas tos skimerius. Mūsų karšiai, ne? Tai išbandysim, pažiūrėsim ir galėsim plačiau pakomentuoti, kaip tie kabliai iš tikrųjų dirbo, kaip jie čia kirto tą žuvelę ir pakomentuosim jau po gaudymo. Tai metom nelaukiam ir tikimės, kad vėl užkibs.
ką. Antrasis. Antrasis mažiukas, na, žuvina. Truputėlį gražesnis mūsų trofėjus. Keliauja į sietelį, po to pasakosim bendrai. Atsiranda tas smulkmė tokiais irgi protarpiais, taip irgi sakykim, tai jos nėra kokia pusę valandos, tai pusę valandos neduoda ramybės, tai vėl jinai pradingsta pagrindinė nuo kažkokių bandytų visokių variantų. Visgi apsistojom su pirminiu, apart, kad mūsų operatorius buvo pagavęs šiandien karosą ant dzikelio per tuo metu, kai aš buvau gamtinių reikalų sisiuką padaryti. Tai, bet nespėjom nefotografuoti, iškrito iš rankų ir į vandenį. Tai va, tai žodžiu buvo toks ekskliuzyvas, papuolęs vienas karosėlis. Šiaip visai gal neblogas, gal kiek ten, gal kilogramą gal buvo. Tai tiek, o karšiai, tai sunku labai kažkaip žiūrim tas žuvis aplinkui irgi, kiek čia visas krantas sėdi, net nematėm realiai, kad kažkas kažkokios žuvies, o kaimynai čia buvo keli atėję, irgi kalbėjomės, tai nieks žuvies irgi neturėjo, dar davėm ir pavadėlių iš karto, tai sunki tikrai žvejyba, karšiai tokie pavieniai prašokantis, aišku buvo ir nerealizuotų. Taip pat, ką noriu iškart paminėti, tai turėkit žvejybos leidimus būtinai, nes šiandien matėme ir visą krantą iš Birštono pusės apėjo, aptikrino ir buvo pas mus atvažiavę. Ir čia visus patikrinom, tai ten tuo metu, tai sietelėse laikykit, sakykim, to svorio normas, neviršykit, kad po to netektų verkti piniginė jūsų. Tai mes irgi šiuo atveju ten į sietelius dedamės tik tai normas, o visą kitą realiai pagaunant iškart ir paleidinėjom, kad po to nebūtų tokių įvykių, kaip čia nesenai teko girdėti, susimokėti tūkstančiais už tos karšius. Tai va. Na ką, užbaigiam mūsų šiandienos tokią, sakykim, rytinę žvejybą, atvažiavę nuo ryto. Pažvejojome mes turbūt kokias 5 geras valandas, tai iš esmės žuvies tikrai buvo, aišku, gal jinai ne tokia aktyvi, kaip mes gal norėtumėm, bet
iš kitos pusės pagavom, buvo ir nerealizuotų, tai matysit po to Justas parodys paleidinėjom, tai aišku mes paleidinėjom kaip ir pagal visas MŽT taisyklės 5 kg į sietelį. Paleidinėjom ir taip, tai žodžiu bendrai buvo sugauta pačių karšių 7 vienetai, neskaitant tų mažesnių. Iš pat pradžių dėjomės ir mažesnius į sietelį, nes čia neaišku, ko tikėjomės, žinai, kad čia būtų už jūs nebuvę ką parodyti. Tai tai bendrai pagauta tiek vienetų, visa kita paleista, nerealizuota turbūt irgi gal buvo kokie bendrai 4 ar 3 karšiai. Vienas berods su pavadėliu, kiti 2 lyg atsipurtę buvo. Tai su kabliais tokie irgi mes čia dabar diskutavom, kaip ir mistika liko, bet iš esmės pasižiūrėjus kaip ir krante, kas ką gaudo, ten žmonės iš vis sėdi 3-4, ten turi po karšį ar karšį iš vis matė ten per dieną kibimą, ten iš vis nieko neturi, tai aš sakau, mūsų ta žvejyba visai tokia, kaip sakyti, į gerąją pusę, visai pavykusi. Tai nuo pat pradžių, kaip ir minėjau, naudojame 1,5 metro pavadį, bandėm ir pasitrumpinti, bet pasitrumpinus realiai karšinio kibimo neturėjom jokio, tai 1,5 metro mums kažkaip veikia šią dieną geriausia. Aišku, nebandėm to, tiesą sakant, nemeluot to tarpinio varianto 1,20 m, 1,30 m, nes ėjom ir iš karto metras arba 1,50 m, tai realiai ilgesnis tikrai veikia geriau. Jaukai, kaip matėt, maišymo metu jokių paslapčių nėra, padavinėjom praktiškai tik tai matilių ir karpytą ir cielą, su piršteliais patrinant truputėlį ir cielą ir kumščiuojant iš šėryklas. Tai atstumas mūsų buvo 20 metrų, nes čia, kaip ir minėjau pradžioje, dugnas kažkom labai tai nėra ypatingas, čia skirtumo didelio nėra ar gilių ar perkritimų. Tai tiek, tai turbūt dar vienintelis toksai niuansas, ką norėčiau šiandien irgi priminti mūsų visiems žvejam, tai apie viršsvorio laikymas sietelėse. Tai kaip ir minėjau laidelės viduryje, kad pasakau, kad matėm, kad vaikščio tikrina, ar čia buvo atvažiavę patikrinti, tai siūlau turėti visą laiką normas sietelėse, nes po to ta žuvis labai brangiai kainuoja. Ir tiesiog dėl bendros tvarkos keliant nuotraukas ir viską, nes turim pavyzdžių ne vieną, kaip dėl kažkokių reklamų kraunamos žuvų nuotraukos ten su didžiausiais maišais ir visko. Tai būkit santūrų, supratingi ir gerbkit tas žuvytės, kurias patys gaudat. Ir kitas momentas, kaip ir visose laidose daugmaž stengiuosi paminėti, tai yra bendra tvarka krante. Tai apsivalykit savo šiukšlės, išsineškit, nes šiandien čia atvažiavus tikrai vaizdai nemalonus, šiukšlių daug prirūkyta, primesta, kabo ant maišai ant medžių, tai tiesiog linkiu būti visiems tvarkingesniem, kad būtų malonu atvažiuoti ir patiem, ir kitiem, ir tose vietose žvejoti, kaip sakant, ne tarp šiukšlių atsisėdus, o tarp žolės, vandens švaraus ir tai noriu tiesiog visiems palinkėti, kad nereiktų tokių dalykų daryti, prisilaikykit visi bendros tvarkos. Tai ačiū Jums ir viso geriausio.